Vasaros pusryčiai gali būti maistingi, gaivūs ir nebūtinai valgyti šiltas košes, kai iš tikrųjų vasarą jau nesinori. Pasiruošk naminę granolą iš anksto, ją gali laikyti savaitę ir daugiau. Vasaros pusryčių bolsas gali būti gaivinantis, tai yra iš šaldytų uogų, gali būti valgomas priešpečiams vietoj ledų, bet šiltuoju metų laiku tai yra puikus pasirinkimas. Bet jeigu žiemą norėsi šio patiekalo, rinkis uogas, kurios jau bus atšildytos prieš gaminimą ir gausi ne šaltą patiekalą, o jisai bus gaivus, bet ne per šaltas. Tau reikės įvairiausių uogų, gali būti šaldytos, kaip mangai, braškės, avietės, taip pat tau reikės bananų, anakardžių riešutų, agavų sirupo ir avižų augalinio gėrimo. Viską sutrink iki vienalytės kreminės masės ir bus kaip pagrindas tavo pusryčių bolsui. Ir jo dėk naminę granolą paruoštą iš anksto, taip pat įvairiausiais vaisiais ir uogomis papuošk, galima uždėti ir papildomai riešutų, kaip karijų ar migdolų riešutų apibarstyti maltais linų sėmenimis, cinamonu ar kitais priedais, kurių turi savo virtuvėje. Be galo maistingas, akiai malonus patiekalas, kuris pradžiugins tave ir tavo artimą. Jei patiko šitas receptas, spausk like ir rašyk komentare gaminsiu ir nepamiršk sekti naujienų Sveikatai palankus LT.